Turėjome 2 lėktuvus An-2. Vienas buvo arenduotas iš Vilniaus valdybos. Skaitykinis buvo tuo metu nurašytas ir perduotas Paluknio oro klubui, aeroklubui. Tas lėktuvas štai čia ir stovi. Būtent šitas lėktuvas, kuris stovi dabar muziejuje, buvo apipešiotas, numestas, bet mes tada prisikėlėm į skrydžiams ir persivarėm į Pociūnus. Prie lėktuvo dirbo Povilas Keserauskas, mechanikas, kuris taip pat skrido. O kitas lėktuvas buvo iš MAPO nuomotas, tai yra tuo laiku vadinosi Aviacijos pramonės ministerija. Tas lėktuvas atgal buvo skraidintas vėliau į Mečiuką. Ta darbą padariau aš su Kęstučiu Žaliu. Po tų jau visų įvykių, kai buvau prispaustas prie sienos, priremtas. Štai skrydį norėjo atlikti tiek Dosavo aviacija, tiek Aerofloto padaliniai, bet prieš porą dienų jau buvo aišku, kad tai bus politinis renginys, didžiulis politinis renginys, Baltijos kelias, ir kad tos upės niekas nesustabdys. Aviacinė valdžia išleido tokį įsakymą, tas, kas dirba aviacijos, turi suprasti, kavior, tai reiškia kilimas, lyskit visi po kilimu, ir niekas negalėjo skraidyti. Visiems buvo pateikta oficialiai, raštu Dosavo aviacija gavo pranešimus, Aeroflotas gavo su apribojimais, su išimtinėm teisėm skraidyti. O mano buvo oro bendrovė registruota 89 metais vasario 23 dieną, jinai vadino save paslauga, jinai negavo tų raštiškų leidimų, to uždraudimo, oficialiai manęs nepasiekė, jinai buvo užregistruota pagal visas tuo metu galiojančias taisyklės. Ir aš jau žinojau, kada Norvilas kreipėsi į Petrą ir į mane, kad mes jau tas gilės mėtysim ir tą darbą atliksim ir koreguosim. Mano buvo didžiausias tikslas padaryti taip, kad kuo mažiau žmonių žinotų, kurie buvo arti mano aplinkos, nes galima suprasti, kad tuo laiku buvo vis tik tai tokia situacija. Kaip ir dabar, buvo įstatymai, buvo taisyklės, buvo baudos, buvo įvairūs dalykai, sankcijos, pagaliau priemonės buvo, su kuriuom buvo galima taip padaryti, ar taip, visai buvo. Bet aš, sakykim, ėmiausi tuo darbu, prašydamas Norvilo, kad galbūt galima parašyti sutartį kokią nors su Sąjūdžiu. Žiūrėdamas į situaciją, maža, kaip reikės man įsisukinėti. Ir tada pasirašėme sutartį tarp Avia paslaugos ir Sąjūdžio būstinės, kurią pasirašė Juozas, kuris nenorėjo fotografuotis. Ir ta sutartis po to, iškart perint toliau, jinai mane pagelbėjo, sakykim, dalinai. Tai, kada jau buvo susirašyta ta mūsų sutartis, kad mes atliksim tą darbą, kad skraidysim, lėktuvus ruošim Pociūnuose, beje, ant šito lėktuvų iš kairės pusės buvo nupiešta trispalvė vėliava, buvo parašyta tokiom mėlynom raidėm Avia paslauga, tokia reklama didžiulė, ir dar buvo juokingai parašyta, kaip dabar atsimenu. Mechanikas užrašė ne Avia paslauga, bet avių paslauga. Ateinu iš ryto, skris vieną raidinę tokią. Visi, ten kas dirbo, visi juokėsi pirštais, rodo, žiūrėk, Vytautai, sakom, ką jūs ten užrašėt. Bet tas buvo menkniekis palyginti, ką mes norėjom padaryti inkognito, sakyti. Degalai, gėlės, aikštelė. Kas turi žinot, kur mes darysim? Jeigu mes, sakysim, pasimsim beleką, o skrist visi norėjo. Ir aš skrisiu, ir visi aviatoriai nori skrist. Žinoma, tokia šventė, visi norėjo. Ir galbūt visi būtų skridę, nebūtų buvęs to spaudimų, kad negalima to daryti. Bet tada jau, kai buvo visiems negalima, o tau lygtai ir galima, bet tu suvoki, kad tuo pačiu tikrai tau negalima. Koks skirtumas? Kad aš negavau tavo pranešimų, kad tau negalima, bet
ryžtamės daryti. Ir buvo dar ir trečias lėktuvas, kuris galėjo taip paskrist. Bet deja, neatsirado daugiau kolegų, kurie būtų ėmėsi tam orlaivių už ragų. Visi pabijojo. Buvo du tokie žmonės, kurie nebijo, tai Vytautas ir Kazimieras amžinatilsį. Šalčius turiuomenį. Ir mes nusprendėm tą darbą padaryti, ir prie mūsų prisijungė Petras, žmona Petro į mūsų įgulą, su Kazimieru skrido Povilas Kaserauskas ir amžinatilsį Jančiukas Antanas, kurie mėtė gėlės. Jie asistavo, jie dirbo, jie žiūrėjo. Jo, ir dar buvo, ir aišku, buvo žurnalistai, po to mes keitėmės. Čia didelė kalba ir ilga kalba būtų, nes vis tik pas mus buvo žurnalistai. Mūsų dar tikslas buvo ne tik kad gėlės išmėtyti, bet ir parodyti pasaulį, kad nufilmuotų užsienio žurnalistai, kurie buvo. Nes tuo metu, sakykime, doleris buvo laikyti kišenį nusikaltimas, užsienio žurnalistą vežioti lėktuvu, tuo labiau filmuoti tarybinę žemę, dar didesnis nusikaltimas ir visi kiti nusikaltimai. Nusipiešti trispalvę ant bortų taip pat buvo nusikaltimas, išniekinti Tarybų Sąjungos vėliavą nusikaltimas ir taip toliau, ir taip toliau. Neklausyti dispečerių skrydžio metu, kad negalima skristi, o tu vis tiek skrendi, nu ir ką. Atitinkamai susijaudinimas buvo, bet aišku, ir supratimas buvo, pasiekmių supratimas buvo. Man vis tik tada buvo 39 metai. Aš turėjau pakankamai patirties, ir gyvenimiškos patirties turėjau, ir pilotavimo patirties turėjau. Beje, dosapų vadinamų pilotai. Pilotuodavo tą ant 2 lėktuvą vieni, raplotas 2, kariškiai 3. Tai sakykime, toks yra pastebėjimas.